Latvija randasi vidinėje Europoje, rytinėje Baltijos jūros pakrantėje tarp Lietuvos ir Estijos. Valstybinė Latvijos kalba yra latvių priklausanti indoeuropiečių kalbų šeimos baltų šakai. Ji gana panaši į lietuvių kalbą, bet turi nemažai skirtumų. Latvių kalba yra viena seniausių gyvųjų kalbų pasaulyje. Šalyje taip pat plačiai vartojama rusų kalba, ypač didžiuosiuose miestuose, o Kuršių nerijoje ir kitose regionuose išlikusi gyva lyvių kalba, finogrų kalbų šeimos atstovė, kurią stengiamasi išsaugoti. Latvių muziką paskirsčiau į dvi dalis - liaudies muziką ir klasikinę bei modernėją muziką. Liaudies muzika yra neatsiejama nuo kasdienio gyvenimo ir švenčių. Latvija taip pat garsėja savo chorinę muziką ir kas 5 metus vykstančią Latvijos dainų ir šokių šventę, įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Tarptautinį pripažinimą gavo kompozitorius Peteris Vasks, o šiuolaikinėje populiariojoje muzikoje žinomi atlikėjai kaip Brainstorm. Muzikos pavyzdžiai. My dreams, my head, my sex, my bed, and it's my corona with lime. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say my hate, my frown, my candle, my crown. Latvių maistas yra sotus ir paprastas, dažnai gaminamas iš vietinių produktų - bulvių, miežių, kopūstų, mėsos ir žuvies. Populiarūs patiekalai - pilkasis žirnis su spirgučiais, pelekija zirnė ar speki, rūgpienio sriuba, skaputra, įvairūs blynai ir rupimaizės kartojums, juodos duonos desertas. Garsus gėrimas yra Rygos juodasis balzamas, Raigas melnais balzams. Stiprus žolelių likeris. Latvijos kinematografija turi gilias tradicijas, ypač animacijos srityje, kur žinomas režisierius Čiauris Podnieks. Po nepriklausomybės atkūrimo atsirado nauja filmų kūrėjų karta. Šiuolaikiniai latvių filmai, tokie kaip Sąjunga, sukurta Latvijoje, Dzimtenės Labaki, dažnai nagrinėja šalies istoriją, tapatybę ir modernybės iššūkius. Filmų pavyzdžiai. Latviai vertina gamtos ciklą, o jų papročiai glaudžiai susiję su agrariniu kalendoriumi ir baltiškąja mitologija. Svarbus papročiai apima joninių, lygo, šventimą, Velykų supines ir kalėdų šiaudų pynimą. Tradicinis pasisveikinimas yra rankos paspaudimas. Latviai yra gana uždari ir santūrūs, vertinantis punktualumą ir tvarką. Dominuojanti religija Latvijoje yra krikščionybė. Istoriškai, šiaurinėje ir vakarinėje šalies dalyse vyroja liuteronybė, o Latgalos regione, rytuose, katalikybė. Taip pat yra nemažas stačiatikių bendruomenė, ypač tarp rusakalbių gyventojų. Nors dauguma latvių save laiko krikščionimis, religijos vaidmuo kasdienėme gyvenime yra gana nedidelis, o senieji pagoniški papročiai išlieka labai stiprus. Latvių tautiniai drabužiai, tautas terps, yra spalvingi ir skiriasi priklausomai nuo regiono, Kuršo, Žiemgalos, Latgalos, Vidžemės. Moterų kostiumai pasižymi siuvinėtais marškiniais, raštuotais sijonais, ustinėmis juostomis ir sudėtingais galvos apdangalais bei gausiais sidabro papuošalais, sagėmis. Vyrų drabužiai paprastesni - marškiniai, kelnės, liemenės ir skrybėlės. Šie drabužiai dėvimi per tautines šventes ir dainų šventę. Svarbiausia Latvijos šventė yra Joninės, Janai arba Lygos svetki, švenčiamos birželio 23-24 dienomis. Tai trumpiausios nakties šventė, kupina magijos, laužų, vainikų pynimo, šokių ir dainų. Kitos svarbios šventės - Nepriklausomybės atkūrimo diena, gegužės 4 diena. Nepriklausomybės diena, lapkričio 18 diena. Kalėdos ir Velykų pranašumai. Globalizacija prisidėjo prie Latvijos kultūros prieinamumo pasauliui.
Daugiau latvių menininkų, muzikantų ir sportininkų gali siekti tarptautinės karjeros. Atvirumas pasauliui skatina inovacijas, didina kultūrinę įvairovę ir gerina ekonominės sąlygas. Trūkumai. Didžiausias trūkumas yra kalbos išlikimo grėsmė. Anglų ir rusų kalbos konkurencija gali mažinti latvių kalbos prestižą ir vartojimą kasdieniame gyvenime. Taip pat kyla grėsmė prarasti unikalias tradicijas, nes populiarioji vakarų kultūra užgožia vietinį paveldą. Latvijos atsakas į globalizaciją yra aktyvus tradicijų puoselėjimas ir moderni interpretacija. Šalis sąmoningai stengiasi išlaikyti savo kalbą ir kultūrą per valstybinės programas, švietimą ir didelės tautinės šventes, kaip minėta dainų šventė. Yra pastebimas didžiulis susidomėjimas senaisiais papročiais, liaudies amatais ir net pagoniškomis šaknimis, kurie integruojami į šiuolaikinį meną, dizainą ir gyvenimo būdą, taip sukuriant unikalų kultūros mišinį, atsparų globaliam standartizavimui.